Šių metų vasarą Lietuvą sudrebins didžiausias ir giliausias tradicijas turintis kultūros renginys – Dainų šventė. 100-metį mininti Lietuvos dainų šventė šiemet pavadinta, kad giria žaliuotų. Jei jau ruošiasi šalies šokių kolektyvai, chorai, muzikantai, liaudies meistrai ir kiti kūrėjai. Pasak Panevėžio rajono švietimo, kultūros ir sporto skyriaus specialistų, rajono kolektyvų nacionalinės atrankos jau įvyko. Jau žinom, kurie mūsų orkestrai dalyvaus, chorai, teatrų dalį jau žinom ir dabar folkloro, nes turbūt didžiausia atranka yra ir tos liaudies mūsų menininkų, meistrų, amatininkų. Kolektyvo dar tiksliai negalėčiau skaičius pasakyti, bet žmonių atrinktų, kuriems nakvynė rūpinamės, reiškia nakvojančių Vilniuje yra virš apie 500 žmonių, o yra dar tokių, kur vienai dienai atvažiuos, tai kažkur skaičiuojama apie 800 žmonių, kad dalyvaus dainų šventė iš Panevėžio rajono. Anot pašnekovo, šie metai išskirtiniai dalyvių norinčių patekti į dainų šventę gausa. Tad atrankos buvo didelės ir kolektyvams teko konkuruoti tarpusavyje. Kiek domėjausi istoriją, Panevėžio krašto žmonės ir iš rajono jau nuo pirmos dainų šventės yra, kai buvo Kaune, buvo jau dalyvių iš Panevėžio krašto ir gan gausiai, nes čia buvo populiarūs chorai ir orkestrėliai. Tai va, ir pagrindinis dar akcentas nuo 100 metų. Bus daug iš užsienio lietuvių kolektyvų kviečia šiais metais dalyvauti. Šiais metais akcentas yra toks, kad didelė konkurencija patekti, nes yra ribotas kai kuriuose žanruose vietų skaičius. Tai tas gal toksai yra, bus didelė šventė. Šiais metais prasidės Vingio parke, anksčiau baigdavosi valstybės himnų, šiais metais prasidės valstybės himnų šventė ir baigsis 12 nakties Liepos 6 diena. Panevėžio rajono, kaip ir kitų šalies kolektyvų dalyvavimą Lietuvos dainų šventėje iš dalies finansuos Nacionalinis kultūros centras. Tačiau nemaža dalimi teks prisidėti ir savivaldybei. Pasak Remigijaus Vilio, kadangi Lietuvos dainų šventė vyksta kas 4 metus, pasiruošimas jai ir kolektyvų aprūpinimas palaipsniui vyksta nuolat. Kadangi tas pasiruošimo periodas yra 4 metai nuo dainų šventės, tai kiekvienais metais mes stengiamės mūsų savivaldybei, reiškia, kad nebūtų vienais metais labai daug visko ir pinigų ir poreikis. Tai yra pastovi programa, kai mes padedam kolektyvams įsigyti instrumentus ir koncertinius ir tautinius rūbus. Tai jeigu taip kasmet skaičiuojant, būna skirta kažkur į metus ne mažiau ten apie 20 000 eurų, tai va 80 000. Ir šiais metais ta suma visą skiria 80 000, suplanuota yra. Pirmoji visos Lietuvos dainų šventė įvyko 1924-aisiais ir kas 4 metus vis suburia kultūros ir tradicijų puoselėtojus ne tik iš Lietuvos, bet ir viso pasaulio.